Visiems labas rytas. Kaip drįsta čia rodytis? Labai užjaučiu. Prašau išeiti, Debora. Nepykit, ponia Valente. Nenorėjom trukdyti, tik atėjom. Patylėk. Neturi teisės čia rodytis po visko, ką padarai. Žinau, kad tu kalta dėl mano dukters Palomos nelaimės. Patikėk, nenurimsiu, kol Davidas atsakys už mano anūko mirtį. Nesuprantu, apie ką kalbi. Žinau, kad tai tavo darbas. Išsiaiškinsiu, kur tavo bendrininkas, o tada jūs abu sumokėsit už tai, ką padarėt Palomai ir mano anūkui. Matau, uošvio netektis tave sutrikdė, Valente. Ką čia veiki? Ko tau reikia? Kam ją atsitempiai? Senelio laidotuvėse laukiama tik šeima ir draugai. Girdėjot, eikit iš čia. Kaip jūs apsirengus? Čia ne vakarėlis, ponė. Ar bent šiandien gali gerbti mūsų skausmą? Ko tau iš mūsų reikia? Išeik. Neapsimetinėk, kad tau liūdna. Tik pirmiau pasakysiu, kodėl aš čia. Nors Dionysijus buvo niekšas, jis buvo mano įmonės partneris. Neįžeidinės mano tėvo, tu jo laidotuvėse. Gana, Debora, neždinkis iš čia. Ji nemeluoja, tėti. Senelis ir Alitas tapo šios moters partneriais. Jie įsigijo Alejandro akcijas. Ką? Kaip? Kadangi tu Dionysijaus palikuonė, dabar mes partnerės. Man reikės pasisaugoti, turbūt tu tokia pat apsukri kaip tavo tėvas. Gerbk mano tėvą. Neždinkitės, arba pati jūs išmesiu. Negrasink man. Prašau, gana. Laukiuosi Alejandro vaiko. Jei kūdikiui kas nutiks, jūs būsit kalta. Tai neždinkitės iš čia, jums čia ne vieta. Įsikalk į galvą 3 dalykus. Daugiau neįžeidinėsi mano tėvo. Negriausi mano santokos ir mes niekada nebūsim partnerės. Dabar neždinkis. Tavo tėvas toks pat, apgailėtinas tiek gyvas, tiek miręs. Pasiliksiu tavo akcijas ir sugriausiu tavo santoką, Diana Pas. Neždinkis. Diana. Atsiprašau. Man labai gėda dėl jos elgesio.